Štai neseniai mūsų televizijai Seimo restorane pavyko užfiksuoti, kaip skandalingai pagarsėjęs buvęs parlamentaras Gintautas Mikolaitis po išleistuvių nuo visuomenės vėl slėpė savo akis. Šį sykį po aukštą gėlę. Vėliau pasileido tekinas. Tačiau visuomenė artimiausiu metu nebematys vaizdų iš parlamentarų puotų Seime. Ne dėl to, kad išrinktieji nustos audringai linksmintis, o dėl to, kad žurnalistams durys į Seimo kavines ir restoranus bus užvertos. Filmuoti, imti interviu draudžiama. Mūsų žiniomis Seimo valdyba planuoja drausti filmuoti ir fotografuoti ne tik restoranuose, bet ir Seimo tualetuose. Kodėl Seimo vadovybei kilo mintis apie filmavimus tualetuose, nežinia. Gal dėl to, kad kai kurie išrinktieji šioje įstaigoje mėgsta slėptis? Taip darė ir Mikolaitis, prieš tai slėpęsis po gėlę. Tai dar ne viskas. Visuomenė gali nesužinoti ir apie savo atstovų Seime darbą. Komiteto posėdžiuose žurnalistai galės dalyvauti tik jei sutiks pirmininkas. Tad jei išrinktieji nuspręs, kad apie vieną ar kitą įstatymą ar situaciją valstybinėse įstaigose tautai nevalia žinoti, duris žurnalistams užvers. Seimo pirmininko Arūno Valinsko pavaduotojai griežtai atsisako komentuoti planus. O pats Valinskas teiksis kalbėti kitą savaitę. Tačiau prisiminkime, ką Tautos prisikėlimo partijos vedlys kalbėjo norėdamas užimti pirmininko kėdę. Didžiausia problema, kodėl žmonės nevertina Seimo, už tai, kad iš šono stebint susidaro toks vaizdas, kad bent jau anksčiau būdavo išrenkami 4 metams žmonės, kurie užeina į šį pastatą, užsidaro duris čia sandarios, langai taip pat ir nieko nenori girdėti ir kalbėti su žmonėm. Žmonėms tokia nuomonė, kad tai, kas vyksta čia, tarytum atskiras pasaulis ir tarp Seimo ir žmonių yra vakuumas. Aš norėčiau, kad tas vakuumas išnyktų. Vargu ar įgyvendinus minėtus planus, Seimas neužsivers dar didesnę sieną nuo visuomenės. Ir telieka tik spėlioti, ar tai nėra pirmieji žingsniai norint apriboti žurnalistų laisvę Seime, o visuomenės teisę į informaciją. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.